Per visus projekto 2 minutės šlovės gyvavimo metus mūsų scenoje būta daug nustebinusių talentų ir tikrų atradimų. Tačiau šįkart apie mūsų projekto komisiją, 3 balvonai ir 1 balvankė, kuri kartais taip pat elgdavosi keistai. Dovanokite tokį techninį nesklandumą. Duokit parodysiu baubą. Ach, jūs norit pažaisti. Negąsdinkit, užtenka. Algis Ramanauskas, Violeta Tarasovienė, Vitalijus Cololo ir Arūnas Valinskas. Ši ketveriukė nekartą įrodė, kad ji taip pat moka stebinti. Arūnas atrodo kaip tamsta mokytoja, o kaip aš nematau savęs kaip aš. O jūs atrodote kaip senas D'Artagnanas. Truputį geriau negu sena mokytoja. Aš pasakyčiau, į ką sena panašus. Arūnai, nenorėkit, kad aš įsikipčiau jums į plaukus kojomis. Drąsiai besiveliantys įvairiausias avantiūras, visada patys savo kailių norintys viską išbandyti, patikrinti, pamėgdžioti ir nebijantis apsikvailinti. Tokia kartais keistokai besielgianti mūsų komisija. Tačiau svarbiausia, visada kompetentinga. Man smagu, kad jaunimas nesišlaisto gatvėmis, o užsiminėja tokiais dalykais. Man labai smagu žiūrėti į grojantį jaunimą ir taip gerai, neblogai sakyčiau. Tikrai man džiugu, kad jaunimas groja gyvai. Aš esu visą laiką už energingą, veiklų jaunimą. Man smagu visą laiką žiūrėti muzikuojantį jaunimą, kurie nesišlaisto gatvėmis, nepetskioja sienų. Tai nesišlaistykite gatvėmis, o užsimkite kaip šitie vyrukai tokiais visokiais įdomiais dalykais. Nuodėmė būtų nepaminėti itin geros širdies Vitalijaus Cololo, komisijos nario, kuris po kai kurių pasirodymų kitiems raustant iš gėdos, vienintelis jusdavo malonumą. Mane uždegė. Ar uždegė jūs, berniukai? Man labai patiko šitas kūrinys. Aš pradėjau šokti, linguoti. Jeigu žinočiau žodžius, aš dainuočiau irgi apie angelus. Mane, pavyzdžiui, maloniai nustebino, man buvo smagu paklausyti, pasišokti. Aš Violetą kviečiau į šokį, jinai nėjo kažkodėl su manim. Eilinį kartą Violeta atsisakė su manim šokti. Gitara, ar yra kūrinys, kuris tau nepatiktų? Taip, yra. Koks, Vitalijus? Nežinau dar. Aš ne angelas, aš esu televizijos velniūkštis. Aš savo veto tikrai atiduodu už jūs. Betgi jūs su jais turėsite repetuoti? Gal jūs pamiršote? Projektas 2 minutės šlovės didžiuojasi turėdama šią griežtą ir atkarčiais kiek vaikiškai besielgiančią komisiją. Juk tas, kas nebijo pasijuokti iš savęs, kartais gali pasijuokti ir iš kito.